Sveikas, susitinkam ir vėl mano video kanale. Ir šį kartą vietoj mano tiesiog 26 metų planų nusprendžiau nufilmuoti, ką aš sugalvojau nuveikti per sausį ir vasarį. Taigi atsirinkau 8 kalėdinius darbus, kurie ne kalėdinius, bet žieminius darbus. Ir pagalvojau, o kodėlgi ne, man šį kartą reikia pabandyti pradėti, išbandyti kažką naujo, kažką užbaigti, o gal ir sukurti daugybę naujų pradetukų. Tai norėčiau parodyti pirmiausiai, kokius darbus sugalvojau pradėti siuvinėti. Arba toliau tęsti. Tai pradėsiu jau tikriausiai nuo jūsų matyto, galbūt atsimenat, galbūt neatsimenat, bet siuvinėti pradėjau jau labai senai šią kojinę savo. Tai labai norėčiau ją užbaigti kažkada, kadangi man labai sunkiai sekasi siuvinėti ant šio Dimension aidos, tai aš ją vis numetu, pradedu. Tai šiuo metu turiu štai tiek, atsiprašau už siūlą, bet tingėjau jau čia jį paslėpti. Turiu štai tiek, čia matom jau dalį kojinas užviniuota, yra šiek tiek backstitch apačioj padaryta, viršui dar ne. Ir turiu štai tiek. Liko nebe tiek jau ir daug, bet dar visai daug. Man atrodo, turiu apie 65%. Na ir štai tiek. Norėčiau šią kojinę pabaigti, bet tikriausiai dar nespėsiu per sausį ir vasarį. Nu, bet matysim, gal kažkiek ir pasiuvinėsim. Taigi, štai šis darbelis. Toliau turiu dar vieną pradėtą ir tai bus tik šie 2 pradėtukai. Tai yra Shepherd's Bush, Merry Christmas. Štai toks darbelis. Jis labai mažas, aš jį pradėjau siuvinėti 25 metais ant savo dažytos medžiagos. Atsiprašau, neišlyginau, jin dėl to labai susiglamžėsi, bet turiu štai tiek. Darbelį šiek tiek pakeičiau. Išėmiau tekstą iš jo, čia yra, ką matote tekstu, tai viskas yra išimta. Ir jisai labai mažas, čia nedaug liko, bet labai daug siūlo keitimų buvo, labai po vieną kryželį padarai, pakeiti. Labai fainos sagutės, štai kaip atrodo iš arčiau galit pažiūrėti. Čia mano dažyta medžiaga, pirmą kartą bandyta, tai ir pasiėmiau tokį gabaliuką ir vat čia siuvinėjau štai. Labai patinka siuvinėti šiaip ant šitos dažytos medžiagos, jin tokia minkšta gavosi. Na ir tikiuosi, kad per tą sausį vasarį man pavyks šį darbelį ir užbaigti. Liko visai nedaug, bet matysime su mano mažu siuvinėjimu. Tada dar vienas labai senai pirktas rinkinukas, dar kai pirkdavau iš mano palėpės, nežinau, čia kiek metų atgal, 3 gal, net ne 3, gal kokie 4-5 metai atgal buvo išpardavimas tuo metu dar Svetlana Šitska, nežinau, kaip tiksliai tarėsi, labai daug kas ir siuvinėjo tas voveriukus, štai šitoks. Jis nedidelis, turiu ir medžiagėlę, labai populiari šitiem, vat štai tokia. Tai vat, jeigu kas nors turit XSD failiukų šios voverytės, labai norėčiau jį gauti, nes kol kas neturiu. Tai vienas iš pasirinkimų šitą voverytę bus. Taip pat, jeigu žiūrėjote mano prieš tai įkeltą Vinted ir Facebooko pirkinukų video, tai iš jo turėjote matyti dabar rodomus kelis darbelius, kuriuos taip pat pasirinkau siuvinėti, nes jeigu jau nusiperki, tai reikia išsiuvinėti. Nes dabar tik kaupiu, tai nusprendžiau, kad reikia judinti, ką perki. Štai vienas būtų toks kalėdinis Jesnan biskorniukas su juostele, karoliukais ir medžiagėlė. Reikės tik tais siūlų susirinkti. Jeigu ko nors ir neturėsiu, tai manau parinksiu kažką panašaus spalvos, nes čia jų nėra daug. Ir neturi didelės reikšmės tas atspalvis. Sekantis būtų Oval Forest, taip pat rodžiau
praeitame video su dažytais siūlais. Na, kai pradėsiu siuvinėti, daugiau apie jį pakalbėsime. Sekantis būtų, tai taip pat ganėtinai senai pirktas, bet jums nerodytas, Kasacenina rinkinukas. Tai vienas iš mano norų pabandyti Plum Street. Dizainas toks primityvas, siuvinėjasi taip pat susirinkau siūliukus dažytus. Na, bus įdomu, kas čia gausis. Nusipirkau smulkę medžiagėlę šitam rinkinukui. Išėmiau dabar, bet šiaip ant 36 kanto radau 35, tai ir ant 35 siuvinėsiu. Taip pat, man atrodo nesurodžiusi, bet aš siuvinėjau Mill Hill kalendorių ir čia bus, jau turiu ne vieną paveiksliuką išsiuvinėjusi, bus kažkada kalendoriaus maišeliai. Tai čia šiais metais padariau šitokį neseniai. Tada turiu štai tokį pernai išsiuvinėjus. Štai tokį. Štai tokią šakelę. Šitą per vieną dieną išsiuvinėjau. Šitą išsiuvinėjau šiemet, 25 metų pradžioje. Ir toliau dar siuvinėjau vieną, nepabaigiau iki galo, bet jau netraukiu į 26 metų planus, nes labai tikiuosi jį užbaigti dar iki tol. Na ir kadangi siuvinėjau ir kasmet turiu padaryti kažkiek tų Mill Hill rinkinukų, taip pat turiu ir kelis ant eglutės žaisliukus pasikabinusi iš Mill Hill, štai tokius. Iš dvi pusės dariau, tai dar vieną taip pat norėčiau ir tokį padaryti, nes kasmet po vieną išsiuvinėjau. Štai tokį, tai turiu dabar du, tai norėčiau dar trečioji kompaniją ant eglutės. Ir trečias būtų štai toks, ir čia būtų viena skiltis Mill Hill, tiesiog išsirinkčiau vieną ir siuvinėčiau. Štai tokį dar norėčiau ant eglutės padaryti. Taip pat turiu porą nusipirkusių mažiukų kalendoriui. Štai tokius. Tai čia tokie trumpi, greiti pabaigtukai, nors man jie užtrunka ganėtinai ilgai, bet daugumai siuvinėtojai tikrai trumpi, greiti. Na ir aš turiu dar tokius du, taip pat norėčiau tam pat kalendoriui panaudoti. Tai čia būtų vienas skiltis taip pat Mill Hill rinkinukai. Na ir paskutinis, jeigu pastebėjote, visi yra skirtingų dizainerių ar autorių. Tai aš turiu dar vieną Noros Corbett elniuką, jie yra 9, man atrodo, iš serijos. Tai šis dabar vadinasi Blitzen. Man labai patiko tos spalvos, labai gražios. Aš prieš tai išsiuvinėjus esu štai tokį, atsiprašau ant suglamžytos medžiagos, bet štai tokį. Irgi ant blizgios medžiagos, tai ir tą sekantį planuoju siuvinėti ant blizgios medžiagėtės. Šitie elniukai sutampa beveik viskas, juose tik skiriasi karoliukai, o spalva, ir vienas kreinikas skiriasi, čia va tą pačioj kreiniku buvo siuvinėta. Uodegytė su tokiu pukeliu siūlu pirmą kartą siuvinėjau. Taip pat va yra gražus karoliukai. Na ir tikrai gražus elniukas gaunasi, labai paprastas, Noros Corbett mažas dizainiukas. Tai taip pat, jeigu kas nors turite šito XSD, nes neradau niekur, tik tais PDF, tai jį galite pasidalinkite, bet planuoju ir štai šį pradėti. Na, o ką aš čia sugalvojau, kadangi turiu labai daug popierinių schemų, tai kryžiukų tikrai neskaičiuosiu. Bet galvoju padaryti, kad tarkim išridenti kauliuką ir kiek dienų siuvinėsiu tą vieną rinkinuką kažkurį ir taip pat pasidariau pikerį, kuris būtų rodytų paveiksliukus ir kurį darbą siuvinėti ir tada nuspręsčiau, kiek dienų siuvinėsiu šitą darbą. Tai dabar norėčiau jum ir išsukti, kokį darbą mes čia siuvinėsime. Nuspaudžiu. Pup.
Žiūrim. Taip, tai bus Oval Forest Embroidery. Na, šį darbą aš labai norėjau pradėti. Jau senai norėjau, tai labai džiaugiuosi, kad jį ir ištraukiau. Na, o dabar gal apžvelkime, kas įeina į šitą rinkinį, kadangi tikriausiai ir jūs dauguma nesate siuvinėjusios, o jei esate, pasidalinkite savo įspūdžiais, kaip jums sekėsi siuvinėti šio gamintojo rinkinuką. Nu, jis įpakuotas iš štai tokią dėžutę. Kaip ir minėjau, juos pardavinėja Anglijoje. Na ir jisai išleistas 20 metais yra. Įeina 32 evas. Oi, ne evas. Tik tiesiog pasakiau evas, o įeina... Taip. 32 countą evas ir jisai kokios pamatysit tuoj spalvos. Dar aš tokio šiaip nemačiat ir nieko nesiuvinės. Tikiuosi, kad nebus jisai per tamsus, nes yra tokios tamsesnės, o jei per kamerą visiškai nepersiteikia. Bet ji tokia violetiniai mėly. Nu, čia atrodo visai kažkokia nesąmonė. Kaip čia tą spalvą parodyti jam? Neišeina, žinok. Nu, kada nors gal pavyks kitą kartą parodyti šią spalvytę, nes nu jinai tikrai tokia vau. Šiaip darbas tai labai didelis, pažiūrėkit. Va čia tai dydis darbo, ar ne? Nu tikrai didelis, labai ilgas. Sakyčiau, koks, palaukit, gal ir yra parašyta, 360 kryžiukų ant 120. Tai įsivaizduoju didelis. Ir nematau, kad būtų parašyta dydis, centimetras. 57 ant 19. Įsivaizduojat? 57. Tai čia, oho, labai didelis darbas. Kaip rodo čia paveikslėlėje, tai galima suskirstyti į 3 atskirus darbelius. Tada instrukcijos. Pridedamas, tas labai gražios. Tada yra rankų dažymo siūlai, nu išimkim pažiūrėti, nes per paveiksliuką, oi, per maišelį atsispindi, gal ne taip gražiai matosi, tai išimkim pažiūrėti. Spalvų tikrai nedaug, čia 3 mėlynos vienodos, tada pilka dar viena mėlyna, dar mėlyna, žalia 2. Čia raudona tokia ruda ir geltona. Daugiausia šios šviesios, nes gyvūnėliai visi siuvinėjami iš juos. Tai tikrai, nu, labai gražios spalvos. Tai būtų kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tik spalvytės. Medvilniniai dažyti siūliukai. Yra pridėtos ritės ant kojos suvinioti. Tikiuosi užteks, nes darbas tikrai labai didelis. Siuvinėti 2 siūliukais reikės ant 32 kaunto. Ai, nu ir dar galiu parodyti, kaip siūliukai atrodo ant šitos medžiagos. Biškai išsiskaidė. Sunku paimti. Štai šitaip. Nu visai spalvos nepersiteikia, bet labai džiaugiuosi šitų naujų pradetukų, kurį pradėsiu. Labai norėjau jį pradėti ir manau šį kartą nesuksiu, kiek aš jį laiko siuvinėsiu, tiesiog pasiuvinėsiu iki savaitės laiko, pažiūrėsiu, koks bus užsidegimas, nes nu tikrai labai didelis darbas, pats didžiausias iš visų pasirinktų ir norėtųsi, nu bent matomą kiekį kryžiukų padaryti ant šio darbelio. Tad nespausiu savęs, kad neperdėčiau su naujais pradetukais, nes čia, nu, kaip matėte, pasirinkau visai nemažai. Tai 2 seni ir 6 nauji pradėti darbai. Ir, nu, šis pats didžiausias. Taip pat rinkinį įeina dar ir pridėta adata bei 3
magnetukai. Jie atitinka temą, nes paveikslėlį yra 3 pagrindiniai gyvūnai. Tai meška, pelėda ir čia lūšis gal? Nu, man atrodo lūšis, va štai. 3 pagrindiniai lūšis, pelėda ir meška. Ir jie užima labai didelį plotą siuvinėjimo, labai didelį gyvūnėliai. Ir schemos lapai, tai, nu, schema tai super duper, va tokiais lapais dydžio. Labai reikėtų man XSD, nes, nu, labai didelis. Čia dar yra ir didesnis pekliukas, palauk, nerodant schemas, va, štai toks. Geriau matos. Tai aš kaip visat pradėsiu nuo šio kampo, ne nuo šio kampo. Tai vad gėlytės, namelis, nu kažką šitą kampuką norėčiau išsiuvinėti. Neįsivaizduoju, kiek pavyks, bet pabandysim, ką. Kadangi ranko dažymą, tai siuvinėjasi po vieną kryželį ir judi taip iš lėto. Bet, nu, labai didelė schema bus, ką veikti, nes va tiek lapų. Nežinau, kodėl jie atskirai sudėti, bet sudėjus viską į dėžutę, kas čia įeina į rinkinį, gaunasi pilna dėžutė. Vai, parodysiu. Išsipūtė kažkaip labai man viską. Na va, atidarai ir tokia pilna dėžutė gauni. Tai ir pradėsiu šitą rinkinuką, kaip minėjau, siuvinėsiu tiek dienų, kiek norėsis kol kas. Kitus mažesnius ridensiu kauliuką kiek dienų, galbūt net ir kažką pavyks ir pabaigti. Tai jum susitiksime kitą kartą, nes nežinau, kada baigsiu siuvinėti, tai įkelsiu šį video ir jau kitame video matysite mano postumį ir ką dar pavyko man pasiuvinėti per keletą pirmųjų sausio savaičių. Gražių jums švenčių ir susitiksime jau kitais metais. Iki.